Na, o dabar maloniai kviečiame pereiti prie Dievo žodžio studijavimo. Taigi sveikiname, kurie mus žiūri YouTube kanale Biblijos radijas TV, Dievo palaimos šiais naujais metais. Taip pat ir čia susirinkusiems Dievo palaimos Maironio gatvė 26B Kaune. Tėve Viešpats laimina mus studijuojant jo žodį, taikant mūsų gyvenimuose. Taip pat turite sveikinimus nuo brolių seserų iš Jonavos. Lekšaičiai skambino, sakė, klauso ir prašė perduot sveikinimus jums visiems. Taigi mes turbūt atgal siunčiame taip pat visi. Tai Viešpats jūs laimina. Taip pat ir Kretingoje brolių seserys Donato, Onutė. Dievo ramybės jums visiems. Šiandien patyrinėkime temą Jėzaus 3 dienos ir 3 naktys žemės širdyje. Jėzaus 3 dienos ir 3 naktys žemės širdyje. Kaip pagrindinė eilutė, Mato Evangelija, 12 skyrius, 38 iki 40. Mato 12, 38 iki 40. Šie žodžiai nuskambėjo iš Jėzaus lūpų, atsakant į kai kurių rašto aiškintojų reikalavimą pateikti jo mesijiškumo ženklą. Tarsi jo mokymų ir stebuklų nebūtų pakakę. Taigi skaitome Mato Evangeliją, 12 skyrius, nuo 30 iki 40. Tada kai kurie rašto žinovai ir fariziejai sakė: mokytojau, norime, kad parodytum ženklą. Jis jiems atsakė: pikta ir svetimaujanti karta ieško ženklo. Bet nebus jai duota kito ženklo, kaip tik pranašo Jonos ženklas. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis banginio pilve, tai yra Ketaus graikiškas žodis, jūros pabaisa, didžiuvė, banginis, reiškia. Išvertė banginio pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. 40 eilutė, kai kurie verčia žemės iščiose. Na, įsivaizduoja ten kažkur vidury žemės centro, kur ten lava, kur karšta. Bet yra žodis graikiškas kardija. Kardija. Labai suprantamas turbūt nemokantiems graikų kalbos. Žemės, reiškia, kardija širdyje. Yra antra reikšmė ir gilumos. Bet kardija, reiškia, verčia daugumoje, lietuviškai verčia širdyje. Taigi, 3 dienas ir 3 naktis. Šios dienos netitinka laiko. Netitinka to laiko, kurį Jėzus išbuvo kape. Daugelis mano, kad tai yra būtent, kad jisai mirtyje buvo tiek laiko, į mirties būsenoje. Netitinka. Kaip minima Mato Evangelija, 16 skyrius 21 eilutė, yra dar kiti žodžiai apie tai pasakyti, kaip jis buvo kape. Nuo tada Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad jis turės eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo vyresniųjų, aukštųjų kunigų ir rašto žinovų, būti nukryžiuotas ir 3 dieną prisikelti arba prikeltas būti. Nes Jėzus čia sako, kad jis bus žemės širdyje 3 dienas ir 3 naktis mūsų pagrindinėje eilutėje. Tuo tarpu mirties būsenoje jis išbuvo 3 dienas ir 2 naktis. Kitas fragmentas, kita mintis, iš viso 39 valandas. Jeigu taip skaičiuosim, nuo penktadienio 15 valandos, ta penktadienio irgi dalis dienos visada
pagal šventą raštą įsiskaito kaip pilna diena ir iki sekmadienio 6 valandos ryto. Tai reiškia 3 valandos penktadienį, 24 valandos visas šeštadienis ir 12 valandų pirmą savaitės dieną arba tai lygų sekmadienis. 12 valandų. Iš viso 39 valandas. Pavyzdžiui, tie, kurie nesupranta Jėzaus žodžių apie jo 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje, kažką jaučia, kad tai apie Jėzaus mirtį yra. Ir tai dalinai teisinga. Tai savavališkai pakeičia Jėzaus nukryžiavimo ar prikėlimo laiką. Tai sako, tada nuo trečiadienio, gal nuo ketvirtadienio pradeda jau skaičiuoti, kad įsitekti tas 3 dienas ir 3 naktis, kad būtų. Kad jiems išeitų, jog Jėzus buvo kape 3 dienas ir 3 naktis. Jei suvokiame tą simbolinę kalbą, čia yra parabolė, simbolis. Nereikės kurti įvairių teorijų. Taigi ištirkime tą parabolę arba perkeltinę kalbą. Jėzus šias 3 dienas ir 3 naktis lygina su Jonos buvimu Didžuvės pilve. Skaitome dar ir iš Jono, pranašo Joną, 2 skyrius 1. Pranašas Joną, 2 skyrius 1. Tada Jona iš žuvies pilvo meldėsi viešpačiui savo Dievui. Iš žuvies pilvo. O tai iš Jėzaus lūpų įrodo, kad pasakojimas apie žuvį galinčią praryti žmogų yra teisingas. Nepaisant to, kad juo abejoja kai kurie šio pasaulio išminčiai, kurie pateikė 2 pagrindinius kaltinimus. Pirma, banginio gerklė per maža praryti žmogų. Antra, žmogus negalėtų išgyventi 3 dienas banginio pilve, ten tos sultis skrandžio virškitų. Ir dabar Jono, pranašas Jona, 2 skyrius 1 eilutė, hebrajiškame originale, pažodžiui, kalbama ne apie banginį, o tiesiog apie žuvį didelę. Tiesiogiai yra hebrajiškas žodis Senam testamente dag gadol. Dag gadol. Pagal Strongą galima pasižiūrėti 1709 ir 1419. Dag gadol reiškia žuvį didelę, gadol didelę. Graikiškame, ten tą vietą Mato Evangelija 12 skyrius 40, originale vartojamas vienas graikiškas žodis ketos, sakėme, ketos. 2785 pagal Strongo sistemą, ketos, kuris reiškia jūros pabaisą, didelę žuvį arba banginį. Tai yra bet kokią didelio dydžio žuvį, jūros pabaisą ar padarą. Kadangi tai teigiama įkvėptajame Senajame testamente, tai, kas Jonai buvo parašyta, ką Jona rašo, ir toliau patvirtinama Jėzaus įkvėptajame Naujajame testamente, turime čia įkvėptas šventas raštas. Kokią reikšmę turi žmogiški svarstymai apie tai, ar tai įmanoma ar neįmanoma? Jeigu mes pasitikim šventuoju raštu. Ar Dievui gali būti kas nors neįmanoma, jei jam viskas yra smulkmena? Pavyzdžiui, išdžiovinti jūrą ir per ją pervesti 2 milijonus žmonių su jų bandomis. 2 milijonus žmonių su jų bandomis. O jiems perėjus sugrąžinti vandenis į vietą ir paskandinti Egipto kariuomenę. Ar tai buvo įmanoma, ar neįmanoma? Įmanoma. Toliau. Perkelti dvasinės būtybės gyvenimą. Logos. Dvasinės būtybės gyvenimą į žmogiškai lygmenį, kad vaikas būtų pradėtas nedalyvaujant žmogiškajam tėvui. Ir be to būtų tobulas, nors jį pagimdė netobula moteris. Ar tai įmanoma, ar neįmanoma? Įmanoma. Žmogaus pradėjimas iš dvasios
į dieviškąją prigimtį. Bažnyčios nariai pradėti iš šventosios dvasios į dieviškąją prigimtį. Ne tik tobulo žmogaus, kaip Jėzus kaip pirmas pavyzdys buvo, bet ir netobulo, nuodėmingo žmogaus, taip pat nuodėmingas žmogus buvo pradėtas į dievišką prigimtį. Ir išugdant jame charakterį, gerokai pranokstantį žmogaus poreikius ir gebėjimus. Kodėl? Nes bažnyčios nariai, būdami žmonės, turėjo geresnį charakterį, vertą dangiškos prigimties. O kol kas buvo žmonės viduje, širdis buvo paruošta ir pranokstanti žmogaus poreikius ir gebėjimus, kad toks asmo vėliau galėtų gyventi danguje ir dieviškoje prigimtyje, aukštesnėje net už angelų prigimtį. Ar įmanoma, ar neįmanoma? Įmanoma buvo. Buvo laikai, kai Kolumbas tvirtino, kad žemė apvalė, jį vadino kvailiu. Kai Grehemas Belas įrodinėjo, kad per atstumą būtų galima kalbėtis per laidus, ištempus ant medinių stulpų, jį vadino bepročiu. Kai Markonis kalbėjo apie galimybę kalbėtis per atstumą, net ir be laidų ištemptų ant medinių stulpų, iš jo tyčiojosi. Kai Izaokas Niutonas, pasaulio žinomas kaip fizikas, nors daugiau laiko nei fizikai, jis skyrė Biblijos studijoms. Daugiau laiko nei fizikai jis skyrė Biblijos studijoms. Niutonas Izaokas. Remdamasis Danielio 12.4, pilna versija, reikia hebrajų kalbą žiūrėti tenai, žinojimas padaugės, pasakė, kad nenusteps, jei vieną dieną žmonės keliaus 50 mylių, o tai reiškia 80 km per valandą greičiu. Volteras, žinomas netikintis filosofas, nusprendė, kad Biblija iš Niutono padarė kvailį. Tuo tarpu pačio Voltero po jo mirties jo knygos buvo priduotos makalatūrai, o jo namuose įsikūrė Biblijos draugija. Štai tiek apie mirtingo ir nuodėmingo žmogaus vertinimą, kas įmanoma Dievui ir kas neįmanoma. Šis iš Jonos knygos įvykis tikriausiai buvo vienas iš tipų arba perkeltiniai vaizdai, simbolis, iš kurių Jėzus sužinojo, kad mirs trečią dieną, bus prikeltas iš mirties. Kitas galėjo būti derliaus pirmųjų vaisių aukojimas Dievui. Kunigų 23 skyrius nuo 10. Kunigų 23 nuo 10. Taigi švento rašto jis sužinojo, kas jo laukia. Tai buvo ir Jonos ta pranašystė, taip pat kunigų 23.10. Sakyk izraelitams, kad įėję į kraštą, kurį jiems duosiu, ir pradėję pjauti javus, atneštų pirmąjį pjūties pėdą kunigui. Jėzus buvo tas pirmasis simbolinis pėdas, kuris pirmą dieną po šabo siubuos pėdą, tas kunigas, viešpaties akivaizdoje. Vat štai matome irgi akivaizdoje. Ar jis, tas, kuris siubavo, jis nuėjo ten į dangų viešpaties akivaizdoje? Ne, yra šventam rašte toks įsireiškimas. Viešpaties akivaizdoje, taip kaip ir Šėtonas Jobo knygoje sako, atsistojo viešpaties akivaizdoje, būdamas žemėje. Tai taip pat tas kunigas, kuris siubuoja pirmą savaitės dieną po šabo, siubuos pėdą viešpaties akivaizdoje. Tokie Biblijos įsireiškimai, kad jis būtų jums malonus. Ta pačią dieną, kai pėdas siubuojamas, papjaukite sveiką metinę avinėlį deginamai aukai viešpačiui. Tikriausiai tokius Seno testamento įrašus Paulius turi omenyje, kai sako 1 Korintiečiams 15.4. 1 Korintiečiams 15.4. Ir kad jis buvo palaidotas ir kad buvo prikeltas trečią dieną pagal raštus. O kokie tie raštai buvo? Būtent tos vietos, apie ką mes skaitome. Pagal raštus buvo prikeltas. Prikeltas tai yra padarytas arba atgaivintas dvasia. Dvasinė esybė. Tai toksai būdamas
ne mirties stovė, kai kurie manipuliuoja, Jėzus liktai tą sielą nukeliavo ten, skelbė tose kalėjimuose esančiams dvasioms, bet, sako, buvo padarytas atgaivintas dvasia, tai lygų prikeltas, kaip dvasinė esybė jau. Grįžtame prie Mato 12:40 ir Jėzaus žodžių, kad kaip Jona buvo jūros pabaisos pilve 3 dienas ir 3 naktis, taip Jėzus bus žemės širdyje 3 dienas ir 3 naktis. Jau žinome, kad neturime galvoj pačio buvimo kape. Šitas fragmentas neturi galvoj pačio buvimo kape. Nes laikas kape buvo trumpesnis, trūksta 1 nakties. Jėzus taip pat nebuvo palaidotas fizinės žemės širdyje, nes tai reikštų, kad jis buvo palaidotas žemės centre, jos šerdėje, ten kur karšta. O mes žinome, kad jo kapas buvo iškaltas uoloje, kuri buvo virš žemės, taigi nebuvo žemės centre arba gelmėse. Todėl Jėzus čia nekalba apie tiesioginę žemę, kaip patvirtina jau paminėti faktai. Tai yra lyg parabolė, perkeltinė prasmė, simbolis. Galime atmesti ir kitą prielaidą, kad Jėzus skraidė mirties metu žemės centran. Kodėl? Nes Jėzus pats liudija. Jis tuo metu buvo miręs. Apreiškimo 1:18. Apreiškimo 1:18. Aš gyvasis, ne mano kūnas miršta, sako. Kai kurie sako, kūnas miršta, tai siela, tai skraido. Ne, Jėzus aiškiai sako, aš gyvasis, ne mano kūnas, bet aš buvau numiręs. Aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžių amžius. Aš turiu mirties Hadės raktus. Atkreipkim dėmesį, tai apima laiką, buvimą kape, apima ir tą laiką, būsiu nužudytas ir 3 dieną prikeltas, tiesiogiai žemėje buvo 3 dienos ir 2 naktis. Buvo nužudytas ir prikeltas, tai reiškia 3 dienos ir 2 naktis. Bet čia žemės širdyje, toje simbolinėje žemėje, jis yra ilgesnis 1 naktim laikas. 3 dienos ir 3 naktis toje simbolinėje žemėje buvo. Tai kalbama apie žemės ir apie širdies simbolinę reikšmę. Čia todėl sunkiau suprantama, kad iš karto šalia eina 2 simboliai. Žemė simbolinė ir širdis simbolinė. Pradėkime nuo žemės simbolio reikšmės. Tai kokioje žemės širdyje buvo Jėzus, paklausime. Jėzus turėjo omenyje simbolinę žemės reikšmę, kuri Biblijoje reiškia žmonių visuomenę. Žemė reiškia žmonių visuomenę. Mylimieji broliai ir seserys, Biblija Senajame ir Naujajame testamentuose panaudoja labai daug simbolių. Daugelis teigia, kad kai tik pradeda kalbėti apie simbolius, ar kad originalų kalboje parašyta taip ar kitaip, sako, jau kvepia apgavystė. Kaip tik sako, tai simbolis, arba originalų kalboje reikėtų, jau kvepia apgavystė, daugelis sako. Bet taip nėra, ne visada tai būna. Be simbolių ir tipų tiesiog nesuprasite Biblijos perdavimo. Tai yra tai, ką Dievas per ją nori mums pasakyti. Eikime prie tos simbolinės žemės išaiškinimo. Pradžios 6 skyrius 11. Pradžios 6:11. Dievo akivaizdoje žemė buvo sugedusi ir pilna nusikaltimų. Žemė buvo sugedusi. Kas ten? Rūgštingumas pasikeitė? Ne.
Tai kalba apie simbolinę žemę. Žemė buvo sugedusi, pilna nusikaltimų. Dievas pažiūrėjo į žemę ir matė, kad ji sugedusi. Nes kiekvienas kūnas žemėje iškreipė savo kelius. Kokia žemė buvo pilna sugedimo arba sugedusi? Aišku, kad perkeltinė prasmė – tuometinė visuomenė. Žemė simbolizuoja tuometinę visuomenę. Arba sako, atnaujinsiu žemės veidą kitoje vietoje. Tuometinė visuomenė, kuri gyveno ant žemės, buvo sugedusi. Taigi simbolinė reikšmė, simbolinė žemė. Tai tokioj žemė Jėzus buvo. Reiškia, skaitome toliau, Pradžios 11:1 eilutė, Pradžios 11:1. Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Tai žemė lyg tai kalbėtų. Visa žemė turėjo vieną kalbą. Kokia žemė? Tuometinė žemės visuomenė turėjo vieną kalbą bendrą. Iki kol per Babelio bokštą ten buvo įsklaidyti ir atsirado daug kalbų. Jėzus ir apaštalai labai daug naudoja simbolinės kalbos ir Seno testamento tipų. Jėzus ir apaštalai. Labai daug simbolių. Mato Evangelija 5 skyrius 13. Mato 5:13. Jūs esate žemės druska. Tai kaip dabar jūs? Ar sulys į žemę krikščionis? Ne. Sako, jūs esate žemės druska. Jei druska netektų sūrumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Čia druska ir žemė panaudota simbolinė kalboje. Čia taip pat du simboliai šalia. Druska simbolinė ir žemė simbolinė. Simbolinėje kalboje. Druska konservuoja, o tai reiškia, jūs esate saugojantis elementas simbolinės žemės. Jūs esate saugojantis elementas simbolinės žemės, visuomenės nuo sugedimo. Jei druska netektų sūrumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Ar Jėzus rūpinosi, kad reikia kažkaip išsaugoti druską, kuri neturi sūrumo? Ar druska jam rūpėjo? Ne. Kalba apie Dievo žmonės, kad jūs esate visuomenės gerintojai, saugantis nuo sugedimo tą visuomenę. Savo buvimu visuomenėje, neužsidarius, pasislėpus, net nežino, kad jis tikintis yra. Bet savo buvimu visuomenėje, mokslu, elgesiu, sulaikote visuomenę nuo sugedimo. Taip kaip druska sulaiko maisto sugedimą, įdedant į juos druskos šiek tiek. Taigi, kas pataisys jūsų dvasinę kokybę, kurią jūs privalote turėti, klausėt taip simboliškai. Kas pataisys jūsų dvasinę kokybę, kurią jūs privalote turėti? Jėzus rūpinasi apie savo pasekėjus, o ne apie paprastą druską ir ne apie paprastą žemę, bet apie jos pasekėjus ir žemės visuomenę. Taigi yra pasekėjai, kurie bus toje simbolinėje žemėje, visuomenėje. Tai, ką reikia išmesti, jei ji netenka simbolinio sūrumo, ar žemės visuomenė, ar simbolinė druska, ką reikia išmesti? Jėzus siūlo išmesti ne visuomenę, kuri atrodytų jinai sugedus, kaip tik ją reikėtų, bet ne, druską reikia išmesti. Netekos galios, taip vadinamus Jėzaus pasekėjus reikia išmesti. Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti, sako. Taigi jūs, mano pasekėjai, nepraraskite simbolinės druskos bruožų, kurie saugoja nuo sugedimų. Taip išaiškino žemės ir druskos simbolinę reikšmę Jėzus. Dar apie simbolinę žemę. 2 Petro 3 skyrius 13 eilutė, 2 Petro 3:13. Bet anot jo pažado mes laukiame naujų dangų ir naujos žemės.
Kokios naujos žemės? Sako, žemė stovi per amžius. Ir ten aiškina 2 Petro 3, kad buvo tvanas, žemė liko. Šis pasaulis piktas irgi bus ugnimi naikinamas, tas dangus ir žemė simboliniai. Žemė nesudegs. Tie simboliniai dangus ir žemė. Apie ką ir aiškiname tos žemės simbolį dabar. Ką reiškia žemė? Visuomenė. Nauja žemė reiškia nauja visuomenė. Ne tokia, kokia yra dabar. Dabartinė visuomenė yra labai savanaudiška, galima daug bruožų atrasti. Jau nekalbant apie viso pasaulio tautas, kuriuose yra daug nusikaltėlių ir juos baudžia valdžia. Ta Dievo tarnaitė. Kalbėkime apie paprastus dalykus visuomenėje. Pavyzdžiui, paimkim tokį vieną dalyką. Kas atsitinka, jei trūksta tokių kokių nors prekių? Pavyzdžiui, maisto prekių, pavyzdžiui, sviesto, nes pabrango pienas, elektra, tokios pat tendencijos visame pasaulyje, taigi pabrango sviestas. Todėl sviesto kaina kyla ir jo ima trūkti. Visuomenė yra laisvos rinkos principas, taip vadinamas, o tai reiškia, gamintojai pakelia kainą ir sviesto vėl nebetrūksta. O kodėl? Kaina kyla ir tokia kaina išstumia iš pirkėjų tarpo neturtingus žmonės. Atrodytų, kažkas tai čia labai geras dalykas, ta rinka, bet išstumia iš pirkėjų tarpo neturtingus žmonės. Jei trūksta prekės, pakeliame kainas. Dalis žmonių negalės jomis pasinaudoti. Ir vėl yra sviesto. Kam? Tiems turtingiems. Jiems visada. Reiškia, jie gali mokėti 100%, 200% brangiau, reiškia, jiems atsiranda, vargšai nebegali, kaip sakant, nupirkti. Ir tai yra normalu, tai šio pasaulio normos. Aišku, yra valdžių, kurios rūpinasi, sako, tuos produktus palikim. Tegu nekyla kaina. Ne visada atsiranda pagalba, neturtingi dažniausiai išstumiami, nes neturi kuo sumokėti. Pasaulyje taip vyksta. Dėka tų, kurie neturi pinigų, prieinamumas atsiranda turtingesniems. Pas Dievą taip nebus. Tarkim, nes taip nebus, aišku, pas tokį karalių, Kristaus karalystėje, kad pritruks sviesto, pieno, medaus ar duonos, jis padaugintų, kiti sakytų, ne. Aišku, tai ne tas karalius, pas kurį ko nors pritrūktų. Bet teoriškai, tarkime, jei ko pritrūktų, tai reikėtų susiversti diržus. Tai kaip manote, ar tik kai kuriems suverštų tos diržus, ar visiems? Visiems. Pats karalius sakytų, aš pats savo riboju, pavyzdžiui, 20%, ir jūs 20% mažiau suvartokite, visiems užteks, kol baigsis krizė. Taigi, tokia tvarka ir kitokios tvarkos, teisė tvarka ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Supratome, kad žemė tai visuomenė. Ar Jėzus turėjo būti visos žemės visuomenės simbolinėje širdyje, tai reiškia visoje žemėje. Kaip jis galėtų būti visos visuomenės, kuri yra žemės paviršiuje širdyje? Ne. Nes jis atėjo pas savuosius, o kas jie buvo tie savieji? Žydų visuomenė. Žydų visuomenė. Jis turėjo atsidurti žydų tautos visuomenės širdyje. Jis buvo siųstas pas juos. Šiuo atveju turi būti kalbama apie žydų visuomenę, jos vadovus ir piliečius, šios tautos narius. Čia turime du simbolius šalia vienas kito. Žemė, jau žinome, ką reiškia visuomenė, o ką reiškia širdis. Nes pasakyta bus žemės širdyje. Tos visuomenės širdyje. Simbolinės visuomenės širdyje ir simbolinėje širdyje. Du simboliai vienoje vietoje.
Tai reiškia tą patį, ką turime omenyje lietuviškai, kai sakome, kad kas nors turi gerą širdį. Ar tai reiškia, kad jis turi gerą širdį ir nereikia eiti pas kardiologą? Nereikia gerti tablečių? Suprantame, kad ne. Tai yra perkeltinė prasmė. Taigi nesistebėkim, kad šventas raštas taip pat turi perkeltinės prasmes. Turi gerą širdį, tai reiškia ne širdies raumenį, bet mūsų slapčiausius, giliausius jausmus, geranoriškumą, ketinimus, motyvus, norus, pageidavimus. Taip pat ir Biblijoje dažniausiai kalbama apie simbolinę širdį. Dažniausiai šventame rašte kalbama apie tą simbolinę širdį, nes Biblija nėra anatomijos knyga, kad apie raumenis rašytų apie raumenis. Pacituokime. Patarlių 4.23. Patarlių 4.23. Saugok su visų stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Taigi saugok savo slapčiausius, giliausius jausmus, geranoriškumą, ketinimus, motyvus, kodėl tu tai darai, norus, troškimus, pageidavimus, nes nuo to priklausys tavo amžinasis gyvenimas. Jeigu simbolinė širdis, tai jau nepaprastas gyvenimas, bet amžinasis gyvenimas priklausys. Psalmė 112 nuo 1 iki 10. Psalmė 112 nuo 1 iki 10. Girkite viešpatį. Palaimintas žmogus, kurio viešpaties bijosi ir jo įsakymus labai mėgsta. Jo palikuonis bus galingi žemėje. Palaiminta bus dorųjų karta. Jo namuose bus gerovė ir turtai, jo teisumas pasiliks per amžius. Dorajam šviesa nušvinta tamsoje. Jis yra maloningas, kupinas gailestingumo ir teisus. Geras žmogus pasigaili ir skolina. Jis pagal teisę teisingai savo reikalus tvarko. Teisingai. Jis nesviruos per amžius. Amžinai bus minimas teisiojo vardas. Blogia žinia jo neišgazdins. Tvirta yra jo širdis. Čia kalbėjo apie gerą širdį ir kontrastas pikta širdis. Sako, tvirta yra jo širdis, nes jis, čia dar 7 eilutė, pasitikė viešpačiu, tai jų tvirta širdis, įsitvirtinusi jo širdis, jis nesibijos. Apie kokią širdį čia kalbam? Ar kad jo širdis kažkur įsitvirtinus? Ne, į viešpatyje, simbolinė širdis. Jis nesibijos, kol pamatys sugėdintų savo priešus. Jis beturčiams dovanas dosniai dalina. Jo teisumas pasilieka per amžius. Jo ragas iškils garbingai. 10 eilutė. Bet bedievis arba nedorelis tai matys ir griaušis. Dantimis grėš ir nyks. Nedorelių troškimas pražus. Kontrastas tarp teisiojo širdies, kurios troškimai galiausiai išsipildys, ir bedievio norai, kurie pavirs niekais. Taigi čia širdis yra norai, motyvai, troškimai, pageidavimai. Skaitome Hebrajams arba Žydams 8 skyrius 10. Hebrajams 8:10. Tai sandora, kurią sudarysi su Izraelio namais, praslinkus anoms dienoms. Supratome, kad kalbama apie naująją sandorą karalystėje. Ir tai yra dar pažadas. Sudarysiu su Izraelio namais, sako viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų protams, taigi matome protams, ir juos įrašysiu jų širdyse. Ar į kokias, ar tiesioginės širdis įrašysiu raumenį? Į dvasinės širdis. Ir būsiu jų dievas, ir jie bus mano tauta. Taigi padarys taip, kad teorija ir mano įstatymas
reiškia Dievo teorija ir įstatymas, iš jų galvų, taigi tos žinios, ką dabar girdit, turi pereiti į širdį. Reiškia, taip ir Dievas padarys. Ta teorija, įstatymas iš jų galvų pereis į jų širdis. O tai yra į jausmus, į norus, intencijas, troškimus bus įrašyta. Dievo įstatymai įdėti į protą ir įrašyti į širdį. Viskas visada prasideda nuo pažinimo protu, žinių gavimo į protą. Taigi, jeigu nėra supažindinama su tiesa, nereikia laukti, kad kažkas teigiamo atsiras širdyse. Kai kurie sako, nu kam čia klausote? Tai yra pirma dalis. Klausimas, jisai lieka. Kalbėjimas, klausimas irgi yra pusė darbo. Reiškia, gavimas žinių į protą. Reiškia, bet jeigu kalbama klaida prote, nepadarys, kad atsiras kažkas vertingo širdyje, jeigu bus prote klaida mokinama. Vertingo širdyje neatsiras. Ir tai galioja ne tik dabar Evangelijos amžiuje, nes dabar Jėzus pirmiausia mums tampa išmintimi, kaip rašo 1 Korintiečiams 1:30. Jėzus tampa mums išmintimi. 1 Korintiečiams 1:30. Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo išmintimi iš Dievo. Teisumu, pašventinimu, atpirkimu. Bet taip pat ir tūkstantmetinėme amžiuje, kuris pradžioje tos žinios užpildys žmonių protus, pradžioje taip pat bus žinios. Užpildys jų protus, kaip vandenis užpildo jūras, kad ir paikasis nepaklys. Tas sakinys, paikasis nepaklys, liko tik Jurėno ir Skverecko vertimuose. Izaijo 35:8 berods eilutė. 35:8. Tenai bus takas ir kelias, ir jis vadinamas šventas kelias, juo neeis suteptasis, ir tai bus jums tiesus kelias, taip kad ir paikieji nepaklys jame. Tai bus karalystė. Ir taip kalbėjo jau Seno testamento pranašai. Tačiau žinios prote to yra per mažai. Žinios nėra savaime galutinis tikslas. Nėra žinios tik galutinis tikslas, o tik priemonė tikslui pasiekti. O tikslas yra protų išmoktą dievišką įstatymą įrašyti į širdį. Tai, kas prote, kad būtų įrašyta ir širdyje. Be ko nėra amžino gyvenimo. Nepriklausomai nuo to, kiek dieviškojo įstatymo yra jo galvoje. Šis įstatymas iš proto turi pereiti į širdį, persmelkti visus mūsų jausmus, ketinimus, motyvus, troškimus. Tai galioja visiems šiuo metu pasišventusiems, visiems. Ir galios visam žmonijos pasauliui tūkstantmetinėme amžiuje. Tie, kurie neperkelia žinių iš proto į širdį, įgyvendinami jas kasdieninio gyvenimo praktikoje, neišsiugdys tinkamos širdies. Todėl kris per mažojo laikotarpio išbandymus, kai atrištas šėtonas pradės analizuoti būtent jų širdį. Šėtonas pradės analizuoti būtent jų širdį, o ne protą. Ieškodamas tinkamos vietos, per kurią galėtų įsiskverbti su savo pasiūlymais ir sugestijomis. Apreiškimo 20 skyrius 7-8. Apreiškimo 27-8. Kai pasibaigs 1000 metų, šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų gyvenančių 4 žemės kampuose, Gogo ir Magogo, ir surinkti jų kovai. Jų skaičius bus kaip pajūrio smiltys. Taigi tiek pavyks įžvelgti. Širdis. Būtent širdis, o ne protas, atveria arba uždaro duris į amžinąjį gyvenimą. Širdis, ne protas, atveria arba uždaro duris į amžinąjį gyvenimą. Gerai žinomose eilutėse
Jeremijo 31, nuo 31 iki 34 eilutės, Jeremijo 31, 31 ir 34 eilutės. Taip sako, ateina dienos, kai aš padarysiu su Izraeliu ir Judu naują sandorą, sako viešpats. Po to ta sandora įsiplės ant visų tautų, ne tik Izraelio tautai, sako Izaijo 2 skyriui, sakoma, kitos tautos sakys, eime, nes ten matome yra viešpats. Eime į Jokūbo namus. Ne tokia sandora, kokią padariau su jų tėvais, kai paėmęs juos iš rankos, išvedžiau iš Egipto žemės. Jie sulaužė mano sandorą, nors aš buvau jų valdovas. Štai kokią sandorą aš sudarysiu su Izraelio namais, pabrėžia. Tomis dienomis praėjus aš įdėsiu savo įstatymą į jų vidų. Ir čia pat paaiškina, ir įrašysiu į jų širdis. Į jų vidų ir įrašysiu į jų širdis. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Tada ne vienas nebemokys savo artimo ir nebesakys savo broliui, pažink viešpatį. Jie visi nuo mažiausio iki didžiausio mane pažins, aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmes nebeprisiminsiu. Mažiau žinomas eilutės taip pat kalba apie naująją sandorą. Jeremijo 32 skyrius, 37 pasižymėkite iki 40. 32 skyrius, 37 iki 40. Taigi, aš sudarysiu su jais, sako, amžiną sandorą. Šita sandora įstatymo buvo neamžina, o čia sudarys amžiną sandorą, dar pabrėžia 40 eilutė. Nenusigręšiu nuo jų ir nesiliausiu jiems gerą daręs, aš įdėsiu jų širdį savo baimę, kad jie nepaliktų manęs. Ta baimė reiškia pagarbi baimė viešpaties. Irgi bus įdėtas tas bruožas į jų širdis. Ezekėlio 11:19, aš duosiu jiems vieną širdį ir įdėsiu jiems naują dvasią. Taigi vieną širdį, sako, visai tautai. Įdėsiu jiems naują dvasią, ne tą, kurią turėjo. Aš išimsiu iš jų kūno akmeninę širdį ir duosiu jiems minkštą širdį. Taigi akmeninė širdis nereaguoja į kitų skausmą, neturi gailestingumo ir taip toliau. Bus, reiškia, keičiama ta širdis. 36 skyrius Ezekėlio 26-27. Aš duosiu jums naują širdį, dėsiu jums naują dvasią. Aš išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu kūno širdį. Taip jis reiškia. Aš įdėsiu į jūs savo dvasią, padarysiu, kad gyventumėte pagal mano nuostatus ir vykdytumėte mano sprendimus. Taigi, jo nuostatus. Viešpaties nuostatus. Tai ir apibūdina būtent, kad širdis, o ne protas, atveria arba uždaro duris į amžiną gyvenimą, kaip sakėme. Taigi pamastykime apie tą žemės visuomenės širdį, troškimus, motyvus, kada Jėzus tapo valdomas žydų širdžių, pavaldus jų valiai, jausmams, ketinimams, motyvams, troškimams jų atžvilgių buvo. Kada? Ar tik su jo mirtimi ant kryžiaus, penktadienį nuo 15 valandos? Ne, jau naktį. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, jo suėmimo metu. Kai Izraelio daugumos troškimai norėjo jį matyti suimtą, tuoj pat po vakarienės. Ši naktis taip pat ta pirmoji iš 3 ir tai buvo dalis nakties, o dalis užskaitoma kaip pilna. Nes jau viešpaties vakarienėje darė, jau prasidėjo ta naktis ir po to ėjo į Getsemanės sodą ir ten, reiškia, buvo suimtas. Ir tokie būsena jis išbuvo, reiškia, iki pat prikėlimo sekmadienio ryto, reiškia, toj simbolinės žemės širdyje buvo. Reiškia, iki pat sekmadienio ryto 3 dienas ir 3 naktis apimanti visą laikotarpį.
nuo pat jo suėmimo. Čia taip pat, kaip ir sakėme, prikėlimo metu nepilna para, pavyzdžiui, penktadienio tos 3 valandos ir jau skaitomas kaip pilna para. Taigi jis buvo visiškai pavaldus savo priešų valdžiai, jų ketinimams, troškimams, ten, kur žemės širdis. Reiškia, žydų visuomenės troškimai norėjo, kad jis būtų ir liktų amžinai tenai, tikroj žemėje, sunaikintas. Tokie troškimai, ta širdis tokia buvo, tos simbolinės žemės, simbolinės visuomenės, simbolinė širdis, jausmai, troškimai, tokie pikti buvo. Dievas net iš anksto žinojo jų troškimus ir jausmus ir pranešiškai užrašė. Izaijo 53:9. Jie net norėjo, kad jo kūnas būtų įmestas į Geheną, Gehimono šiukšlyną. Jėzaus kūnas. O tai užrašyta Izaijo 53:9. Jam paruošė kapą su nedoreliais, o tos nedorelius mesdavo į šiukšlyną. O pasakyta, su turtingais po jo mirties pasidarė. Kapas, reiškia, buvo iškalta uola, naujas kapas, įvyko ši pranašystė. O jie norėjo į Geheną, Gehimono slėnį įmest, kur buvo metamos miesto šiukšlės, didžiausi nusikaltėlių lavonai, siekiant pabrėžti jų nedorumą ir tai, kad jie neturi vilties prikėlimui. Tas, kas ten metama, tie nusikaltėliai, neturi vilties prikėlimui. Dalis žydų tikėjo prikėlimu, bet sako, jie neturi, toks neturėjo būti prikeltas. Gyvus ten buvo draudžiama mesti, bet po mirties mesdavo, kur smilkdavo siera ir kirminai. Tačiau Dievas neleido, kad būtų niekinamas gelbėtojo žmogiškasis kūnas ir buvo paslėptas. Vėl klausimas, ar tai įmanoma? Dievui yra įmanoma išlaikyti tą kūną parodymui ateityje. Nes jis yra visų dėsnių kūrėjas, žino, kaip tai padaryti, žino, valdo visus dėsnius. Mums atrodo stebuklas, o jam paprastas dalykas. Pavyzdžiui, Jericho sienos sugriuvo pagal jo dėsnius. Pasakė, eikite aplinkui miestą, trimituokite ir įvyko rezonansas ir sugriuvo. Dėsnių pagalba. Vyno padarimas iš vandens, taip pat fermentacija per kelias minutės. Įvyko stebuklas natūraliu būdu ir taip toliau. Tačiau Dievas neleido, kad būtų niekinamas gelbėtojo žmogiškasis kūnas ir buvo paslėptas tikriausiai pagal tą principą, kaip yra psalmėje 76:11, 76:11. Net žmonių rūstybė girs tave arba įtūžis, girs tave. Nuo tavo rūstybės išlikusiai iškelmes ruoš tavo garbiai. Reiškia, norėjo piktą padaryti, išeis Dievo garbė. Taigi apibendriname, kad Mato 12 skyrius 40 eilutė, mūsų pagrindinė, Jėzus taip išpranašavo 2 dalykus. Tai buvo parabolė. 2 ženklus susijusius su jo mirtimi. Pirma, kad jo prisikėlimas 3 dieną bus vienas iš ženklų tuometiniai žydų kartai, nedoreliams ir svetimautojams, neištikimiesiems, kad jis pasiliks žemės širdyje, tai yra ten, kur žydų visuomenės troškimai norėjo, kad jis būtų ilgiau nei kape. 3 dienas ir 3 naktis. Iš to Jonos paveikslo. Priešingai, ne kaip skaitėme Mato 16:21, kad kalba apie mirties laiką, nužudytas ir 3 dieną prikeltas. Taigi čia 1 naktim mažiau. Kad jis pasiliks žemės širdyje, dar papildomai nurodo jo suėmimo laiką, reiškia. Naktis prieš jo mirties dieną. To pasiekoje jis pasiliko simbolinėje žemės širdyje, ten, kur jį norėjo matyti žydų tautos nariai. Reiškia, tą visą laikotarpį, 3 dienas ir 3 naktis. Kokia iškalbinga simbolika iš Jėzaus lūpų. Parabolė. 3 dienos ir 3 naktis žemės širdyje. Argi to nebuvo galima pasakyti paprasčiau? Arba tiesmukiau?
Žinoma taip. Bet Dievas ir Jėzus mėgsta paslėpti gilias prasmes skirtingose vaizduose ir dar papildomai išmėtyti vienos ir tos pačios tiesos fragmentus po visą Bibliją. Kad vieni ją suprastų, o kiti ne. Skaitome Mato 13, 19, 16. Mato 13, 9, 16 eilutės. 13 skyrius, 9, 16. Kas turi ausis klausyti, te klauso. Vėl kalba apie simbolinės ausis. Priėję mokiniai paklausė jo, kodėl jiems kalbi palyginimais. Jėzus atsakė, jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota. Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi. O iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Čia irgi įdomus pasakymas. Jis nieko neturi, bet bus kažkas atimta iš jo. Simbolinis išsireiškimas. Aš jiems kalbu palyginimais, todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai. Girdėte, girdėsite, bet nesuprasite. Žiūrėte, žiūrėsite, bet nematysite. Šių žmonių širdis aptuko. Taigi priežastis, ta simbolinė širdis. Aptuko. Jausmai. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad nematytų akimis. Neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau. Bet palaimintos jūsų akis, nes mato ir jūsų ausis, nes girdi. Ausis tai yra lygybės ženklas, tinkamas širdies būsena, tinkamas širdies būsena stovis. Izaijo 28, 11, 13. Izaijo 28, 11, 13. Viešpats kalbės mikčiojančiomis lūpomis ir svetima kalba šiai tautai, kuriai sakė, taip poilsis, kur gali pailsėti pavargę, tai atgaiva, bet jie neklausė. Jiems buvo viešpaties žodis priesakas po priesako, priesakas po priesako, eilutė po eilutės, eilutė po eilutės. Čia truputį, ten truputį. Taigi toks principas, kaip atrasti, kaip skaityti šventą raštą, kaip sudėlioti temiškai šventą raštą. Čia truputį, ten truputį. Kad jie eitų, svyrinėtų, sukluptų, įsipainėtų, patektų į nelaisvę. Taigi mikčiojančiomis lūpomis ir svetima kalba tai tautai. Taigi Dievo tauta skelbia Biblijos tiesą, kurią vardiniai arba nominaliniai žmonės suvokia kaip mikčiojimą ir kalbėjimą svetima kalba. Sakai tiesą, ko tu mikčioji, kad tu čia aiškini. Arba tu kalbi svetima kalba, nes tiesos kalba jiems svetima simboliškai. Kananiečių ta, o ne hebrajų. Tai vėl yra simboliai, reiškia Izaijo 19:18 ir Izaijo 33:15 iki 19 eilutės, bet mes tai praleidžiame. Tai yra apie svetimas kalbas, kananiečių kalba, ta nesuprantama ir hebrajų kalba suprantama. Pavyzdžiui, tie, kurie nesupranta Jėzaus žodžių apie jo 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje, ką dabar tyrinėjome, savavališkai pakeičia Jėzaus nukryžiavimo ir prikėlimo laiką. Savavališkai, nes to mikčiojimo nesupranta. Kad jiems išeitų, jog Jėzus kape buvo 3 dienas ir 3 naktis. Sako Jėzus, tada trečiadienį ten buvo nukryžiuotas, ar ketvirtadienį kiti. Jei suvokėme tą simbolinę kalbą, nereikės kurti įvairių teorijų. Taigi, mylimieji broliai seserys, galiausiai atkreipkime dėmesį į tolesnius Jėzaus žodžius pasakytus, kalbant apie Jonos ženklą. O tai rašo Mato 12 skyrius 41-42. Mato 12, 41, 42. Toliau po to ženklo sako, Ninevės žmonės teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks. Nes jie atgailavo išgirdę Jonos pamokslą. O štai čia daugiau negu Jona.
reiškia, Jonas pamokslą girdėjo ten senais laikais, Senajame testamente, atgailavo. O čia Kristus, Jėzus, daugiau nei Jona buvo, bet jo neklausė. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks. Nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties. O štai čia daugiau negu Saliamonas. O jie to nesuprato. Tuo metu ta visuomenė, ta žemė nesuprato. Troškimai buvo nužudyti jį. Tai nekalbama apie pasmerkimą bausmės prasme, kad ši karta ateis, pasmerks, liktai jai valdžia bus duota kažkokia tai teisti. Nes nei Ninevės gyventojams, nei pietų karalienė nebus suteikta teisė ką nors teisti arba pasmerkti. Jie tai padarys taip, kaip pagal Romiečiams 8.3 Jėzus pasmerkė nuodėmę kūne. Kaip jis tai padarė? Romiečiams 8.3 pasmerkė nuodėmę kūne Jėzus. Taigi, tai parodydamas veiksmu, kad nors joks puolęs žmogus nepajėgus įvykdyti Dievo įstatymo, tačiau Jėzus tobulai žmogiškai prigimčiai, Jėzaus tai prigimčiai žmogiškai buvo įmanoma tai padaryti. Ir jis pasmerkė nuodėmę kūne, įvykdydamas įstatymą. Įmanoma tai padaryti tobulam. Taip pat ir Ninevės gyventojai ir Sabos karalienė teismo metu, tai yra 1000-metinėme amžiuje, savo poelgiu, savo laikyseną iš šio gyvenimo pasmerks, papeiks Jėzaus laikų žydų kartą. Nes pirmieji atgailavo dėl Jonos žodžių, o karalienė atvyko iš labai toli pasiklausyti Saliamono išminties. Tuo tarpu Jėzaus pirmojo atėjimo metu žydai paniekino Jėzų ir jo žodžius. Būtent todėl jie nusipelnė to pasmerkimo, papeikimo. Šis pasmerkimas tampa dar didesnis, nes anie ankstesnieji įvertino, o žydai ne. Šis pasmerkimas tampa dar didesnis, nes Nineviečiai Sabos karalienė bendravo su nuodėmingais žmonėmis, o žydai turėjo reikalų su kažkuo daug didesniu bendrauti, su tobulu Jėzumi, Dievo sūnumi. Nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių paklausyti Saliamono, o čia daugiau nei Saliamonas. Panašiai galime sakyti, kad kiekvienas, kuris padaro ką nors gero, kas anot kito buvo neįmanoma, išugdė kažkokį bruožą. Kitas sako, tai neįmanoma. Kažką padarė gero, o anot kito buvo neįmanoma. Tuo pačiu lyg pasmerkė tą, nes pirmasis galėjo tai padaryti, vadinasi, antrasis taip pat gali tai padaryti, bet dėl tingumo, priešiškumo, iš ankstinių nusistatymų ar bet kokios kitos priežasties nepanoro tai padaryti. Taigi, jau naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, jo suėmimo metu, kai Izraelio daugumos troškimai norėjo jį matyti suimtą, ir tokioje būsenoje jis išbuvo iki pat prikėlimo sekmadienio rytą. Tai reiškia 3 dienas, 3 naktis, tą laikotarpį buvo visiškai pavaldus priešų valdžiai, jų ketinimams, troškimams. Ta žemės širdis simbolinė. Žydų visuomenės troškimai norėjo, kad jis būtų ir liktų toje žemėje amžinai. Bet Dievas neleido įsipildyti visiems piktųjų norams, tik tiek, kiek buvo numatęs dėl Jėzaus šlovės. Ir dažnai įsipildo psalmėje užrašyti žodžiai, sako 76:11, net žmonių įtūžis girs tave rūstybę. Taigi, mylimieji broliai ir seserys, aptarėme išsipildžiusią Jėzaus pranašystę. 40 eilutė, mato 12, kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis banginio pilve arba jūros pabaisos, didžuvės pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Taigi, kas turi ausis klausyti, te klauso. Amen.